Labas. Pirmą dieną iš po ilgos žiemos šiltesnė. Šiandien aš ant ratų, viena pati. Sugalvojau, kad reikia aplankyti savo lobius. Sukam, nespėjau išvažiuoti iš namų ir jau pirms posūkis link mano lobę. Kur dabar pienių takais? Pirma vieta, pirms mano lobis. Ir kiek girdėjau, kad jo jau nebėra, kažkas jį nukosė. Aš pati nebeatsimenu, kiek jų yra ir kur jų yra. Reiks čia naują padėti. Pasėmiau visą maišą indelių, užrašų visokiausių daiktų, nes kiek mačiau, kiti yra sušlapę, kiti yra sudrėkę, išmėtyti, išdaužyti. Šiaip žmonės irgi labai įdomus, nori, kad būtų tie lobiai gražus, bet kad paėmė ir padėti atgal į vietą taip kaip rada, užsuk dangtelius ir visa kita, tai nesugeb to. Nu gerai, bandau ieškoti. Ko aš nepasėmiau siūlą. Čia dar rūbų visokių pasiėmiau. O mano indeliai tokie, tai dabar čia jo nebėra, tai reikia vieną paruošti, įdėsiu lapelį, kažkokį daiktelį. Svarbu. Dedam vieną širdutę, tokių mažų kortyčių. Labai greitai jie išmėtys. Turiu specialių lapų atsispaudus. Yra iš viso mano lobio apie 24, tai čia prie kiekvieno, jeigu taip ilgai užtruksiu, tai dabar yra sekmadienio popietė. Tai vandens turiu, saldainių turiu, labai noriu kavos tiktais, tai gal grįšiu vakare. Visi kaip žmonės su maikėm, aš sušalus, su ilgom rankovėm, 18 šilumos per tiek dienų. Senai bebuvo tokia šilumytė. Vieną vietą patikrinta, tikrai lobis buvo pašalintas, vandalų, atnaujinta, padėta į vietą naują dėžutę. Visas vietas šiandien parodysiu, galėsit ieškoti ir žinosit, kur viskas paslėpta. Pagulėk, o aš einu apžiūrėti savo viečiukės. Čia mano prūdas, kur žvejojau pernai. Šiemet dar niekaip negaliu susiruošti, bet kad čia ir vandens tiek daug turėtų būti. Bet čia tų žolių tiek nebuvo užaugę ir tų varlinykų. Čia kažkas ir laužą degina. Nesenai pradėjau važiuoti ir jau atvariau į kitą vietą lobę. Pats pirmasis lobis, kai dar su Nedu slėpėm, Nedui pavyko padėti jį. Tai aš einu dabar apsižiūrinėsiu, kuris yra, kokia jo būklė, įvertinsim. Jeigu kas, įdėsim naujus lapelius, pakeisim, sutvarkysim ir varysim toliau. Mano lobiai visi mėgsta būti paslėpti giliai, ne po tuo, o ir sliekų yra, galėtų tikrai žvejoti. Po tuo akmenį jaučiu. Op, įpti, vidėk, kaip jį čia pakelti. Ir ne po tuo, tu kur aš jį padėjau? Nėra čia jo. Negi kažkas jį pasisavino, kaip suprasti. Buvo tikrai po akmeniu. O taip va būn, kai žmonės jį paim ir padedi kitą vietą. Kaip man dabar įrasti savo lobį, net nežinau, kur yra. Nu tikrai čia buvo. Aš būsiu per mažai pasiėmus indelių, nes čia visi tie lobiai ištasyti ir nei viena čia nėra. Padedam naują. Kažkas sakė, kad čia nerada, skaičiau komentarus, tai dabar nauja dėžutė į naują vietą. Atnaujintas. Manau, kad dar reikėtų parašyti ir programėlį, kad tiesiog atnaujintas. Labai daug žmonių tos lobius visus apžiūrėję. Vieni rašė gerus komentarus, kiti nieko gerą. Nu, bet man nesvarbu. Svarbu, kad atvažiuoja žmonių iš Latvijos, iš Kauno, iš kitų miestų tiesiog aplankyti mano lobį, kokie yra. Kai kitus aš randu irgi būtent popieriai sudrėkę arba išmesti, neatsisuk, nepasisek, nu vienu žodžiu. Iš tikrųjų, aš jau metus laiką tų lobius kaip padėjau ir nieko ten. Vieną kitą tik peržiūrėjus buvau, dar dadėjau daugiau į kitas vietas. Tai dabar iki kitą lobę man rodo, labai gerai tą programėlę iš karto rodo, ved kelią. Aš pati nebeatsimenu, kur aš juos padėjau. Žmonės dar ištasė į kitas vietas. Kiti mačiau netgi jau savo padėję dėžutės, mažesnės ar didesnės. Tai dabar man iki kitą lobę rodo apie 5 kilometrus. Tai šiandien visus bandysiu apvažiuoti su gravel dviratuku, nes visokių bus kelių.
Ir keliukų šį pas mumis labai prilyta, šlapia, miško takeliais geriau nevažiuoti. Čia buvau pasiėmus MTB dviratį, tai įsimaurojau kaip paršas. Bet jau buvau pasilgus MTB, tai fainai. Ir kaip visada, vėjas man nepalankus, žygis kitaip, geocache žygis. Mačiau dar vienas kažkas, tai irgi Joniškį prislėpęs, bet tokių mažyčių, lobyčių mažiukų. Tai jau kiek be galėjau, tiek surinkau. Sau mini ramiai, rapsas žydi, kvepia. Mano lobių yra 2 ratai. Vienas yra pačiam Joniškį, aplink Joniškį, pro visus tualetus ir šiukšlynus pravestas. O kitas yra jau skaitos Joniškio rajone. Irgi pasidariau tokį ratą, kad tiesiog prasiminimui būtų įdomu. Bet kiek mačiau, tai visi lobiautojai yra špindėję, gal važiuoju su mašinai, nori prie pat prieiti. Ir po to bambu, kad kelias neprieinamas, dilgelės, šiukšlynai ir panašiai. Kokia graži vieta, poilsiavietė. Nebeatsimenu, kur yra tas lobis, reikia žiūrėti telefoną. Pagal uoslę radau. Yra, va, koks gražus veiks. Padarom. O, viskas su juo gerai. Čiukšt ir būk. Paimkim biškį samanas. Va, ir padarykim taip. Taip bus gražiau. Pakoreguota. Dar viena vieta patikrinta. Čia labai daug žvejų. Su visokiais. Čia gal privatus tos prūdus. Amanzu. Sako, nėra kalnų. Yra. Op, op, op. Op, op. Saulė pašildė, jaučiu reiks nusirengti vieną rūbų sluoksnį. Tai dabar jau 3 patikrinau. 3 viskas vietoj. Nieko jam daryti nereikia. Labai gražus, saugus, sausas. Dabar varau pas 4. O 4 labai įdomioj vietoj. Vieta tai paprasta, bet šalia labai graži vieta. Stoniūnų kaimas čia. O Stoniūnų kaime gyvena sodyba kitokia. Darbas namuose, reikalingi vynuogynių, sraigių supirkėjai ir rinkėjai. Sodyba nesąmonių pilna žmonių. Vyksta renginukas. Bet nesąmonės vis dar stovi. Kas nesat buvę, tikrai rekomenduoju aplankyti ją. Aš apie ją irgi sužinojau nesenai, tik grįžus į Joniškį. Buvo Joniškė miesto šventė ir buvo žaidimuk surasti visus objektus, atsižymėti, pasidaryti fotkę. Tai mes tada varėm su mašina, jaučiu, gal tokį ratą sukom. Tai ir naujas kapines atradom naujai, ir šitą vietą, ir bokštų ten vandens, tokių nematytų, nežinomų vietų. Tai verti tie renginiai, kai būn kažkas kažkur paslėpta, užslėpta, reikia tiesiog surasti. O šitoj sodybai žmogus pradėjo drožinėti vieną skulptūrą, kitą skulptūrą. Tai čia visus Seimo narius, prezidentus susodina pas save į sodybą. Tikrai verta vietą užsukti, įdomu būtų su pačiu jo pasišnekėti. Riedu tokiu bjauriu žvyrkeliu, jau dabar darosi jie, nors ir lietaus gavę, bet tokia duobėti tarkos forma. Joniškė rajonas, kaip ir dalis Pakruojo rajoną. Gegužės mėnesį labai daug rapsų laukų. Galvoju, žinai, kaip kvepia spalvos. Tai aš sakyčiau, geltona spalva turėtų rapsą kvapą. Įkvepi ir jauti geltoną spalvą. Reikia paimti 3 litrinį, užkonservuoti ir pasidėti žiemai. Taip, atrodo, lygu
lygu, nei vieną žiedą aukščiau, vis vienodai. Joniškis neturi didelių ežerų, bet turi labai daug dirbtinai užtvenktų tvenkiniukų. Ir mano dalis lobių yra pasislėpę prie jų, kad tiesiog žmonės atvažiuotų ir aplankytų tuos gražius tvenkinius. Dabar važiuoju prie vieno tvenkiniuko, kuris pernai metais buvo aplink jį išvalyta, sutvarkyta, turi salą. Netgi aš buvau prasibrovus tiesiai aplink jį apmynus. Vanduo sukilęs, gerai atrodo tos užtvankėlės dabar. Oho, šlynai kokie. Bet čia žolės suplaukė. Ir kitoj pusėj. Oho. O, žiūrit, einam lobę ieškot. Nebeatsimenu kur. Apačioj irgi labai gerai atrodo. O, kaip gražiai. Tikrai daug vandens šį kartą. Mano lobiai tai tikrai nebus lengvai pasiekiamose vietose. Galvojat, aš atsimenu, kuris yra. Aišku, kad ne. Krūmuose žinau, kad. O kuriuose. Matau jau, sveikas gyvas. Va, kaip turbūt geocache'as užrašyta. Gerai, žiūrim, kas viduj. O, kaip priklauso lapeliai. Tos bangutės tik tais yra viena bėda, kai jos susisuk tie popieriai. Tušinuks yra dar va nepamest. Monetų auksinį. Liuks patikrinta. Viskas vietoj, šaunuoliai. Taip ir palikit visus lobius kaip šitą. Jūs pavargot lobiauti, vat galite atsisėsti, pailsėti. O, kaip tik. Ate pavasarį. Taip, kitas lobis lepiasi labai gražioje vietoje, iki jo 1,600 km. Kaip pastebėjau, visos vietos pilnos žmonių, ir mašinų, ir žmonių. Visi džiaugia sekmadienis šiltom dienytėm. Labai graži vieta. Prie koplyčios toks. Kurmaičių kapinės aplankytos ir koplyčia. Lobis vietoj, žalčiai nesuėdė, taip ir toliau. Dabar varau iki dar vieną tvenkinę. Tas tvenkinys nuo čia yra apie 3 km. Tokią mintį turėjau dar naujų slėpti, bet gal dabar susilaikysiu. Reikia šitos pirmą visus patikrinti. Minu tokiu nedideliu takiuku, keliuku, bet tai mašina po mašinos, kai autostrada kokia. Nestabda dulkės ir žemės dantyse jau. Baigiu jau atvaryti prie dar vienos vietos slėpimo. Argi negraži vieta? Poilsiauti, pažvejoti, papramogauti vandenyje. Mano lobiai visi matos atvirai, bet tas va pilnas ir sausa dėžutė. O, kabaliuk. Supkis. Op, op, op. Liuks. Dar vienas patikrintas. Nežinau, kam aš čia tikrinu. Visos tos vietos geros. Viskas su jom tvarkoj. Ir netgi viduj dėžutėse yra palikti dar daiktukai. Vienu žodžiu. Viskas su jais yra gerai. Prašom ieškoti, atsižymėti.
privažiuotas dar vienas kaimas, kuriam gyvena lobis. Nesuprantu, kas per garsas. Taip nesupratau, ar čia gyvūnai, kokie paukščiukai. Lūk. Beldirstam. Va. Padėtas gražiai. Šiukšlinė. Nu, tas šlapias. Gal čia reikia naują padėti. Bet išlikę. Oho, kiek čia prirašyta visko. Medis labai gražus, tad paliekame mes jam naują lobį. Lobį naują. Nykštukų nameliai užrakinti. Supynės. Čia yra toks neblogas amatų centras. Aš visada čia atvažiuoju, rudeniop vynuogės auga. Dabar manęs laukia dar vienas lobis pakeliui, o po to jau tolimas kelias iki kitų dviejų, ne iki vieno, iki trijų. Ir tada, tai dabar 4 dar lieka iki Joniškio. Nenušausit manęs? Ne. Ačiū. Dar viena vieta. Per tą paukštį vos nenusijoblinau. Taip pasižiūrėjau, taip gražiai jisai sklandė. Vanaks gal medžioja pelytės, pasileido rankos kojas. Taip, kokia čia? O, nėra. Tai kur jis yra? Nerandu lobį. Pamėt, kažkas kažkur nukišo. Esam buvę jau čia. Dar vyras. Gal čia kaip kontora buvo? Žiūrėk, dar geras. 2 centai. Nu tą pasims. Ir čia tie kažkokie tokie dar. Kur padėjai? Knygą kažkokią. Va, kur padėjai. Normaliai. Nu, saugiai. Nu, viena tokia iš įdomesnių vietų. Apleista. Dabar tokia dilema. Iki kitą lobio man reikia minti apie 10 kilometrų. Bet aš jau pavargau. Noriu valgyti jau vakarienę. Nieko gerą neturiu, o parduotuvės jaučiu nebedirb. Ir pinigų aš ne kažką turiu. Tai dabar dilema, ar minti iki to lobio, ar neminti. Gal neminti, gal minti. Buvo nuspręsta sutrumpinti račiuką, tai dabar iki vieną kaimą ir iki tvenkinę. Ir tada jau suksiu link namų. Siaubas, benzinas, marvė. Ir žvejų yra. Nu šitą vietą tinginiams galima ir su mašina privažiuoti. Oho, kažkas yra, nepatvina. O kokia graži vieta. Net nežiūrėsiu, čia į sausas gražus. Ir išsimaugdyt galima, jeigu pageidaujat, bet čia greičiausiai žvejų. Nes labai daug mašinų, viena valtis, kita valtis. Einu ieškoti savo ištekliuose. Pamažinti tašęs. O, turiu ilgo galiojimo nomedą.
išgelbės mane. Galima ir sutrumpinti kelią. Op. Labai tikra. Tuos lobius jau aš slėpiau vėliau. Rudeniop, man atrodo, net obuolių jau čia buvo. Ir taip buvo žolė, suaugę, dabar viskas nupjauta. Toks jausmas, kad visiškai kitoj vietoj. Net ne ta vieta. Faina iš tikrųjų aplankyti. Pačiai ieškai, nerandi. Įdomu. Šalia netoli visai kitą tvenkinį matau jau. Taip ir kavos neatsigėriau. Visada sakau, reikia vežti savo. Dar vienas užtvenktas telkinys į kolekciją. Mano lobius ieškant reikia visada turėti ilgas kojines. Gal gers, nekeisiu šio. Yra dar, žiūrėk, ir žaisliukų visokių. Na, bet jis toks natūraliai šlaps. Tylu, ramu. Galima ir pažvejoti. Liuks. Varau link Joniškio. Dabar prasidės miesto lobių ratas. Kaip išradingai eiti tiek, kiek gali, o paskui dar tiek, kiek reikia. Čia yra kamino kelio ženklai. Tai va čia vat eini, pro čia juos ir praeini. Nuo Joniškio eini pro tą kelią. Ežiukų gatvė. Ir čia yra vat kamino kelio lobis. Kamino kelias čia eina. Ir tai fainai žmonės sugalvoja. Tikrai nori sustoti, pailsėti. Dar galėjo staliuką padaryti. Stiprybės tiem, kas eina. Rezumė apie lobių maršrutą. Tai dabar turiu 6 kilometrus. Tai realiai nuo Joniškio, jeigu pilnas ratas, tai būtų apie 50. Tai aš to pilną ratą nesukau, tai būtų apie 60 kilometrų drąsiai. Ir dar pačiam mieste. Pats gražiausias lobis. Sausas, gražus. Skambutis. Jau tikrai vakars atėjo. Saulė nusileis. Jaučiu, gal visų ir nebelankysiu. Ten paliks gal 2 ar 3 kokį vakarą, tai praminsiu. Esu buvus dabar ten. 2 tai tikrai buvo aplankyti. Nieka tokia, nes man nebesigaus toks ratelis. Kone graži vieta lobiui. Labai graži. Nariukai išplauk, mažiukai. Džiunglių lobis. Einam. Viskas atnaujinta, padėta. Varau dabar tuo kitu takiuku. Čia tokios džiunglės. Joniškio džiunglės. Žalėte. Bele kaip suauga medžiai, mažiukai, krūmiukai. Išvažiavau į autostradą pagrindinę. Nu, blemba, ne veltui apsipurškiau kojas ir apsimoviau ryškės timpas, ką matyčiau verkės. O čia pats gražiausias Joniškio medžių takas. Pavasarį, kai čia žali lapeliai, tokie šviežas, žiauriai gražu. O, grybai auga.
Kas bandė šaudyti su šautuvu, geras, vargšė karvė. Sušaudyti sugalvoja mano karvę medį, normaliai. Ir šitas visas pramuštas, šratais. Nu, būkit geri, nebešaudykit ją, jau čia va suvarpyta visa. Labai nusivyliau, pamačius sušaudytą karvę. Ai, tai. Nu, ką padarysi, visiems reikia pramogauti. Kas ieška, į ką šaudyti, kas ieška atsižymėti. Svarbu vaikštot lauke ir tai gerai. Jau čia baigsiu savo kelionę lobių tikrinimą. Tai rezumė, nebuvo jie taip ir blogoj būsenoj. Dar liek čia 1-2. 2-1-2 čia liek. Bet sakau, čia belė kada praeidama užeisiu. Ir aną miestą galę dar 1-2 liek. 3 jaučiu. Bet jau dabar minu namučio ilsėtis. Tikiuosi patiko mano nuotykiai, tokie mini žygis po savo rajoną, aplankant savo lobius. Tai baigsiu 53 kilometrai. Dar iki namų apie kilometrą, tai čia nebesiskaita. Ačiū, kad įsijungėt mano kanalą, ačiū, kad žiūrit, ačiū, kad laikinat, ačiū, kad komentuojat, ačiū, kad esat, ačiū, kad ateinat. Tai jungiu lauk. Ate.